aš nieko neišmanau apie finansavimą, nieko neišmanau apie akcijas, obligacijas, rinkas. Maža to, aš esu menininkė, kūrėja, poetė, tekstų kūrėja, idėjų kūrėja. Bet per 3 metus aš ne tik išlipau iš giliausio savo gyvenimo emocinės ir finansinės duobės, bet aš iš tiesų susikūriau jau 10 ir ilgiau metų į priekį finansinį savarankiškumą. Kitaip tariant, jeigu aš dabar liaučiausi dirbti ir uždirbti, aš labai daug metų galėčiau savo mokėtis atlyginimą nieko neveikdama. Ir tai aš padariau be jokių foreksų, be jokių finansinių piramidžių, be kitų burtų. Aš padariau tai labai paprastai, visų pirma pakeitusi tai, ką aš galvoju apie šitą pasaulį, apie pinigus, apie darbą, uždarbį ir visus kitus dalykus. Ir šito pranešimo ir nemažos dalies mano darbo priešistorė atrodo taip. Prieš 3,5 metų aš savo sodyboje atvykstu paatostogauti, neturiu darbo, esu atleista iš darbo žeminančiomis aplinkybėmis, susidūrusi su mobbingu, apie tai esu parašiusi knygą Atleisk savo šefą. Ir darbdaviai atleidinėdami mane prigąsdino, kadangi aš tapau pirmu žmogumi per 20 jų darbo metų, kuris pasakė, kad mane gina darbo kodeksas ir man priklauso išeitinė, kai mano komanda yra naikinama, tai man jie pasakė, kad aš daugiau niekada Vilniuje nesusirasiu darbo reklamos agentūroje. Kaip jūs manot, kaip šita žinutė, kad aš daugiau niekada nesusirasiu darbo Vilniuje, nulėmė mano darbo paieškas? Į Latviją, kur vardas mano šaukia. Ne, aš tiesiog iš tikrųjų nebeieškojau darbo, nes man buvo pasakyta ir aš bandžiau dirbti kaip freelancerė, mano klientai su manimi neatsiskaitinėdavo, aš pradėjau lysti į skolas. Išdidumas man neleido gyventi iš savo gyvenimo žmogaus kišenės, todėl aš gyvenau iš vartojamosios banko paskolos. Ir prieš 3,5 metų aš jau sėdėjau iš tikrųjų gana gilioj subiniai, tiek emocinė prasme, tiek skolų prasme. Ir buvo toks momentas, kai nuvykus į sodybą, nes daugiau niekur negalėjau atostogauti tik sodyboje, ir prieš grįždama į Vilnių aš taiga atsidariau spintelę ir pradėjau į kuprinę krautis įvairiausias kruopas, grikius, žirnius, dar kažką ir galvoju, vis tiek geriau negu pirkti grįžus į miestą, tai šitus aruodus persivešiu į Vilnių. Kaip jūs manot, kokią mintį aš turėjau galvoj ir ką aš jaučiau kraudama tas kruopas? Prašau? Užsiimt žemės ūkiu. Aš girdėjau, kad kepinti grikiai nesudygsta, tai būtų sunku nuo jų pradėti. Kaip jūs manot? Kokia mintis buvo mano galvoj? Badas kažkas sakė. Ką valgyt buvo? Buvo grikių. Aš manau, kad tokioje situacijoje kiekvienas žmogus turi pats galimybę rinkti savo mintis, ne? Ir aišku, kad pirminė mintis galvojama iš įpročio buvo, aš tokia vargšelė. Man visos durys uždarytos, aš vargšelė, aš turėsiu dabar valgyti kruopas. Bet tą akimirką aš prisiminiau, kad iš tiesų mūsų mintis kūrė mūsų realybę. Turbūt visi esat daugybę sykių įvairiausiais rakursais, kažkas linksi galvą, tai turbūt esat susidūrusios. Ir aš pagalvojau, o kokią mintį man mąstyti apsimokėtų, tai paprastai tariant. Kokią mintį mąstyti man būtų naudinga tokioje situacijoje? Viskas bus gerai yra truputį rizikinga, nes aš nesu pozityvaus mąstymo šalininkė, bet tą akimirką aš pasirinkau mąstyti, kad man visko užtenka, mano gyvenimas manimi rūpinasi, vienaip ar kitaip aš išgyvensiu. Bet po labai daug metų, po 3,5 metų, mano mama visai neseniai man pasakė, ar tu, Ilze, atsimeni, kaip tu imdavai tas kruopas toj sodyboje iš tos spintelės ir kraudavai į kuprinę? Sakau, taip, aš puikiai atsimenu, aš labai gerai atsimenu tą situaciją. Jis sako, tu neįsivaizduoji, ką aš galvodavau apie tai. Spėkit, ką jinai galvoja apie tai. Vargšelė, jūs gal matėt prezentaciją. Vargšelė valgo kruopas ir jinai man pasakė, tu neįsivaizduoji, kaip man buvo graudu žiūrėti tave. Kaip aš jums minėjau, sąmoningai tuo metu pati aš rinkausi galvoti visai kitokią mintį, kad mano gyvenimas manimi rūpinasi ir tos kruopos, tegul tai buvo tik kruopos, bet vis tiek buvo tam tikras ženklas iš realybės, kad viskas bus gerai. Klausimas jums. Kodėl aš labai stipriai išlošiau, nežinodama, ką mano mama tuo metu galvoja apie mane? Nenuteikė manęs. Taip.
Jeigu aš būčiau grįžusi į Vilnių su mintimi, aš vargšelė, aš valgau kruopas, kaip būtų mano gyvenimas klostęsis toliau? Aš pateisinčiau lūkesčius, maža to mano gyvenimas pateisintų lūkesčius. Psichoterapeutai sako, mes visada pastebim tik tai, kuo tikim. Ir jeigu aš pradedu tikėti, kad aš esu vargšelė, tai kokias situacijas aš pradėsiu matyti tik tai savo gyvenime? Kruopas. Kruopas nėra taip jau blogai. Tai vat, labai didelę dalim mes išlošiam tuomet, kai nežinom, kuo tiki kiti žmonės, bet jie, norim to ar nelabai, yra linkę mūsų užteršti savom istorijom, savais įsitikinimais, savom nuostatom. Gal galit pavyzdžių, jeigu mes kalbam apie savo santykį su pinigais, ką labai dažnai kartoja mum kiti gyvenimo žmonės? Negaliu sau leisti, neturiu pinigų, jeigu bendraja prasme apie visuotinės tokias tendencijas. Visi vagia, va, čia mano labai mėgstamas, visi vagia, Lietuvoje neuždirbsi, nebent pavoksi. Ir jeigu tai yra labai jaunas žmogus, kuris ką tik išėjo iš mokyklos ir jam visos piktos tetos aiškina, kad Lietuvoje neuždirbsi, nebent pavoksi, kaip jisai išeina į pasaulį, kaip jisai išeina į darbo rinką. Vogti į kalėjimą. Nebūtinai, bet jam bus labai sunku patikėti naujais dalykais. Ir būtent mes renkamės istoriją, kurią savo pasakojam, jeigu mes tai darom sąmoningai. Ta akimirka, kai aš kroviau tas kruopas, kaip jums minėjau, pirma mintis buvo, galbūt čia reikia savęs pagailėti, bet iš karto įsijungia vidinis sąmoningumas, kuris man pasakė, tai nėra ta mintis, kurią labiausiai verta tikėti. Tikėti yra verta kitais dalykais. Kai mes tą istoriją renkamės nesąmoningai, kas nutinka su mumis tuomet? Mes nesąmoningai kažkuo tikim, net nelabai suprantam, kodėl. Kas vyksta su mumis? Tai ir atsitinka, kodėl? Taip, mes pradedam taip elgtis. Mūsų nuostatos labai stipriai veikia mūsų elgseną. Ir jeigu mes neįsisąmoninam, kuo tikim, kuo netikim, arba kuo tikim iš blogų dalykų serijos, mes nelabai galim atpažinti, kodėl mūsų elgesys yra vienoks ar kitoks. Kaip gimsta tas įsitikinimas, ta nuostata? Iš patirties. Pacituosiu labai daugybę laiškų sutraukta į vieną istoriją. Kai aš išleidau Atleisk savo šefą, sulaukdavau begalės laiškų iš moterų, kurios būdavo sulaukusios, tarkim, 45, 50, 55 metų. Jos prarasdavo darbą kokiomis nors žeminančiomis aplinkybėmis, nueidavo į vieną pokalbį dėl darbo. Turbūt, kad natūralu iš pirmo karto darbo negauti, ne? Pagal tikimybių teoriją. Nueidavo į antrą pokalbį, vėl nepraeidavo atrankos, ką 99% jų pasakydavo. Prašau. Taip, bet jūs suprantat, kad tai yra melas, ne? Nes jeigu moteris tuo patikės, kad darbdaviui nebereikia tokio amžiaus moterų, jinai į trečią pokalbį dėl darbo kaip nusiteikusi. Jinai jau bus uždėjusi savo kryžiuką visiškai, jinai bus save nurašiusi. Ir tai išspinduliuos kiekvieną savo kūno ląstelę. Tai vat mes renkamės, kurią istoriją savo pasakoti. Tai dalis nuostatų gimsta iš patirties, kaip gimsta kitos nuostatos. Iš kitų patirčių. Taip, kaip iš kitų patirčių mes perimam. Pasakoja labai jausmingai ir pasakoja daug kartų. Pavyzdys, nuostatos visai nesusijusios su darbu ir uždarbiu. Tarkime, mums kažkokia draugė pradeda pasakot, kad visos santuokos yra pasmerktos nuo pradžių, visi vyrai yra neištikimi, visi santykiai pasmerkti žlugti. Kieno istoriją jinai pasakoja? Savo. Mums labai aišku, kai užduodam tą klausimą savo ir jai. Bet jeigu neužduodam to klausimo, kas nutiks su mūsų pasąmonė, kaip jūs sakėt? Kas nutiks su šita sėkla? Jinai tikrai pasisės. Ir jeigu mes pradėsime ieškoti realybėj tų patvirtinimų, mes auginsim savyje šitą blogos sėklos daigą į vis didesnį augalą. Ir dar viena yra sritis, iš kur mes parsinešam labai nemažai nuostatų. Visi. Šeima. Ką apie darbą ir uždarbį sakydavo jūsų tėvai, ar jūs atsimenat? Apie pinigus. Džiaukis, kad turi darbą. Puiku. Kaip su tokia nuostata elgsis žmogus susidūręs su labai neetišku darbdaviu?
jis liks nuolankus, susitaikęs, jisai leisis engiamas ir žeminamas, ne? Taip, sutinku. Arba jeigu jau turi gerai apmokamą darbą, tai nesvarbu, kad jisai tave žaloja, nesvarbu, kad tu prisikankini jame, bet tu jį dirbk, įsikibęs visą likusį gyvenimą, nes kito neturėsi, ne? Tai vat jaučiat, kad tai, kuo tikime, iš tikrųjų vienaip ar kitaip keičia mūsų elgseną. Viena moteris po mano seminaro priėjo ir pasakė, sako, labai ačiū Ilze, aš ką tik išsikrausčiau visą galvą ir Dievas mato, aš neįsivaizdavau, kiek šiukšlių galvoje aš nešiojosi iš savo buvusios santuokos, iš savo buvusio vyro kažkokių aplūžusių šiukšlinų nuostatų. Taip kad mes tų tikėjimų prisirankiom ir jeigu esam nekritiški, jeigu taip atvirom akim, atvirom širdim ir atvirom ausim sėdim, klapsim ir viską priimam į save, mes galim labai stipriai užsikrėsti kitų žmonių gyvenimais. Tarkim, nuostatos meilėje vyras turi būti aukštesnis už moterį. Yra žmonių, kurie tuo tiki. Ką padaro žmogus tikintis šituo dalyku? Taip, jisai save priboja, jisai atmeta visus kitus variantus. Yra žmonių, kurie sako, ūgis meiliai nekliūtis. Ką jie padaro? Prašau? Jie išplečia galimybės, jie tiesiog atsiveria ir mes visada turėtume klausti savęs, mano nuostata man trukdo ar padeda eiti gyvenimo keliu. Tai vat būtent nuostatos yra skirstomos į stabdančias mus ir tas, kurios mus įkvepia veikti. Ką mes šiandien padarysim, aš tikiuosi, kad jūs tai padarysite, tai mes truputį užmesim akį į savo nuostatas, viso labo į 4 tik tai. Įsivertinsim, ar šitos nuostatos yra griūvančios kažkokios, apipelijusios ir mums trukdančios, ar priešingai jos mums padeda eiti gyvenimo keliu, padeda įdarbinti savo talentą, padeda tobulėti. Ir pasidarysime eskizą, kuo mes norėtume patikėti vietoj tų blogų dalykų, kuriais tikim, jeigu tai bus blogi dalykai. Tai nebūtinai bus negatyvios nuostatos. Kodėl verta karts nuo karto kvestionuoti ir perklausti savęs, kuo aš tikiu ir ar man verta tikėti tuo, ko tikiu? Nes kūrybinio mąstymo įvairūs gurus sako, jeigu mes nieko nekeičiam savo gyvenime, tas pats darbas, toks pats rytas, tas pats kelias į darbą, tie patys pusryčiai, tie patys pietus, tie patys kolegos, tie patys draugai po darbo, toks pats vakaras, ta pati lova, tas pats miegas, tie patys sapnai, 95% minčių mūsų galvoje yra lygiai tokios pačios kaip vakar. Ar lengva sukelti pokytį savo gyvenime, kai mes 95% minčių sukam tų pačių? Aš manau, kad labai sunku. 5% yra labai nedidelis procentas. Tai jeigu mus kažkas vieną dieną geba labai nedaug, bet išmušti iš mūsų tos kasdienės trajektorijos, labai nedaug, per sprindžiuką mažyti, per kelis milimetrus, dabar labai nedaug. Ilgalaikiai perspektyvui kas nutiks? Geometrija. Ten, kur kampas prasideda, jis atrodo labai mažas, bet ilgalaikiai perspektyvui ta trajektorija gali labai stipriai pasikeisti. Turbūt ne visi esam vairavę laivus, bet esat matę bent jau, ne, kaip yra vairuojamas laivas, tai kiek reikia pasukti vairą, kad laivas atsidurtų kitur? Labai nedaug, iš tikrųjų labai nedaug, bet jau po 4 valandų mes galim būti už horizonto linijos. Tai va, tai mes šiandien pabandysim tą padaryti ir dar ką pasakysiu apie tą priešistorę. Kiekviena mūsų mintis, kiekviena mūsų nuostata iš tikrųjų sukelia vieną arba kitą jausmą, jeigu taip labai supaprastintai sakysim. Tai kai kalbam apie klestėjimą, jausmai gali būti 2. Mes galim išgyventi gausą arba galim išgyventi stygių. Kai aš rinkau kruopas į kuprinę ir sakiau, kad man visko užtenka, mano gyvenimas manim rūpinasi, kuris tai buvo jausmas, gausa ar stygius? Gausa. Kukli labai, ne, kruopos, bet tai vis tiek buvo gausa ir aš turėjau realų patvirtinimą, kurį jausmą išgyveno mano mama žiūrėdama į mane ir manęs gailėdama. Stygiaus, taip. Tai mūsų istorija kuria jausmą. Kuo daugiau to jausmo, kuo labiau mes tuo jausmu užsipildom, kuo dažniau jį išgyvenam, tuo stipriau keičiasi mūsų elgsena ir visai kitokias aplinkybės mes anksčiau ir vėliau imam traukti į savo gyvenimą. Klausimas jums. Apie jūsų visų istorijų, apie pinigus pradžią. Prisiminkit savo tėvus.
arba žmonės, kurie jūs augino, senelius, globėjus, ką jūsų gyvenimo pradžioje apie pinigus sakydavo jūsų mama ir jūsų tėtė. Užsirašykit po vieną sakinį. Ką ryškiausio atsimenat? Kas tai buvo per tikėjimas? Ir labai būčiau dėkinga, jeigu kažkas pasidalintų garsiai. Blogis, gal galit išbaigti sakinį? Čia mama ar tėtis? Mama, kad turtingi žmonės yra blogi, pinigai yra blogis. Ką sakydavo tėtis? Tėčio neturėjot. Būtų labai įdomu išgirsti priešpriešą. Žmogaus, kuris augo su abiem tėvais ir kurių tėvai apie pinigus teigia visiškai kitokius dalykus. Aha, tylėkit, čia ne vaikų reikalas, vis dar suaugusiems vaikams. Kieno tėvai stiprią priešpriešą turėjo teiginiuose? Aha. Mama sakydavo, kad reikia daug, o tėtis sakydavo, kad užteks tiek, kiek yra, nereikia plėštis. Taip? Kaip šitos nuostatos išsipildo jūsų gyvenime? Jums reikia daug, tai labiau į mamos pusę, ne? Aha. Gerai, labai gerai atpažinti ir labai sveika atpažinti vien todėl, kad kai mes suvokiam, jog čia yra ne visai mūsų istorija, mums nuo to pasidaro daug lengviau. Neseniai viena dėstytoja, kuri dėstė man transakcinę analizę, jinai paprašė pavyzdžio labai tokių stiprių priešpriešų mamos ir tėčio teiginių ir aš sakau, aš turiu. Mano mama sakydavo, kad neišleisti pinigai kišenėje cypia. Ir yra neramu, tol, kol turiu pinigų. Kai juos išleidžiu, pasidaro ramu. Tėtis, pavadinkim, buvo labai taupus žmogus ir jisai kiekvieną sykį, kai mums kažko su seserimi reikėdavo, jisai sakydavo, taip, aš galiu nupirkti naujus batus, galiu nupirkti naują kuprinę, bet ar tikrai reikia? Toks nuolat būdavo perklausimas, ar tikrai reikia? Dėstytojas sako, fantastika, čia yra tokia priešprieša, čia yra beveik klasikinis pavyzdys. Ir jinai sako, papasakokit, kaip jūs gyvenot su tokiom dviem skirtingom ambasadom savo galvoje. Tai kaip jūs manot, kaip šitos dvi labai stiprios priešpriešos nulėmė mano elgseną su pinigais? Neišleisti pinigai kišenėje cypia. Kaip aš elgdavausi su pinigais? Siaubingai greit išleisdavau ir tikrai jausdavau paskui didelę kaltę. Dėstytojas sako, ką jūs su tuo padarėt? Aš sakau, tą dieną, kai aš atpažinau, kad tai yra viso labo mano mamo žodžiai ir mano tėčio žodžiai, pusė darbo buvo padaryta. Ir jinai sako, tikrai taip, kai mes atpažįstam, mes didelę dalimi liaujamės kartoti tas pačias istorijas. Gal dar kas nors norėtų pasidalinti? Mamos ir tėčio priešpriešą. Ar labai intimu? Aha, ar galiu paklausti, kaip jūsų yra gyvenime? Taip ir varijuoju. Bet labai sveika atpažinti, įsivardinti savo, jeigu įmanoma ranka užrašyti tas istorijas, todėl kad kai mes jas įvardinam, jos išnyksta. Ir mes tada galim pradėti rašyti savo naują istoriją visiškai nuo nulio. Tai aš visada kviečiu, kai pajusit, kad kažkuo tikit. Tarkim, gaunate kažkokį pasiūlymą ir iškart norite jo atsisakyti dėl neaiškių priežasčių. Paklauskit, kodėl. Koks tikėjimas nulėmė jūsų atsisakymą. Ir kai suprasim, kuo tikim, tarkim, aš tikiu, kad aš negaliu kalbėti prieš didelę auditoriją, ne? Visada klauskim savęs, iš kur aš tai žinau, kas man tai pasakė, kieno tai yra žodžiai. Aš jau minėjau tą pavyzdį su geradarė drauge, kuri papasakoja, kad visi santykiai yra pasmerkti skyrybom, ne? Tai tiesiog paklauskim, šita draugės istorija, labai svarbu suvokti, kad tai yra draugės, jinai man padeda kurti savo santykius? Ar padeda? Aš sakyčiau, kad labai trukdo. Tai vat, labai svarbu būtų atpažinti. Ar aš gerai girdžiuosi? Ir mes aptarsim tas kelias vyraujančias populiariausias nuostatas, kai jūs galvojate apie savo mėgstamą veiklą, apie savo aistrą, apie savo talentą.
kokia pirma mintis šauna į galvą? Kuo jūs tikite, kai galvojate apie savo aistrą? Užsirašykit. Prašau. Mažai pinigų, kitaip tariant, nėra laiko mėgstamai veiklai. O kadangi čia yra vis tiek seminaras po pinigų kepure, tai jeigu mes galvojam apie savo mėgstamą veiklą kaip potencialų pajamų šaltinį, jūs gražiai sakot, kad mažai pinigų bus, ne? Kad tai negali tapti pajamų šaltiniu. Kokie dar gali būti tikėjimai? Ydingi, klaidingi? Kad nepragyvensiu, irgi labai panašu tik kitais žodžiais, kad aš nepragyvensiu. Klausimas jums, ar tokia istorija jums padeda pabandyti paversti mėgstamą veiklą pajamų šaltiniu? Ne. Net jeigu jinai netaps pajamų šaltiniu, pabandyti verta. Čia aš išrinkau mano manimų populiariausias. Nežinau. Jeigu turit kažkokį papildymą, sakykite. Tarkime, mano netoks charakteris, aš turiu talentą, bet man kažko labai trūksta kaip asmenybei ir aš niekada iš savo talento nepragyvensiu. Ar yra žmonių, kurie tiki, kad jų talentas su juo yra viskas gerai, bet jiem kaip žmogui trūksta kažkokių asmeninių savybių? Nėra nei vieno tokio žmogaus. 1, 2. Tai talentas yra plastiškas dalykas, ne talentas, atsiprašau, charakteris yra plastiškas dalykas ir mes absoliučiai kiekvieną dieną galim nuveikti kažką, kad mūsų charakteris po truputį keistųsi. Mes galim keisti savo įpročius, mes galim keisti savo elgseną. 9 klasėje aš labai gerai atsimenu, aš negalėdavau prieiti prie lentos. Aš esu intravertė ir gana sociofobiškas žmogus ir kai man reikdavo eiti atsakinėti, ypač kai tai būdavo chemija, aš merdėdavau, kol prieidavau prie lentos, mano delnai prakaituodavo, kojos drebėdavo, balsas dingdavo, aš tiesiog fenomenaliai bijojau kalbėti prieš auditoriją. Šiandien aš kalbu prieš vieną didžiausių savo turimų auditorijų ir žiūrėkit, vis dar esu gyva, kiek praėjo? 20 minučių. Tai va, tai mes visada galim kažką su savimi padaryti, kad jaustumėsi truputį geriau, kad elgtumėsi truputį efektyviau. Čia išrinkau mano manimų tą būtent populiariausią, kad man jau per vėlų kažką pradėti. Ar yra žmonių tikinčių, kad jiem jau per vėlų kažką pradėti? Pakelkit rankas. Aš tikėjau tuo, tai irgi pakelsiu ranką. Tik 3 žmonės. Tai neverta, aš tada praleidžiu šitas. Juokauju, nepraleisiu. Pradėti galima visada. Kuri istorija jum leistų pabandyti bent jau? 1 ar 2? 2. Ir mano galva mitus labai griauna gerai gyvi pavyzdžiai. Vienintelė moteris patekusi ant lietuviško pinigo. Ar pažįstat? Žemaitė. Dabar apie tai, kad nuostatos ir tos visuotinės nuostatos, jos irgi keičiasi su metais. Mano vaikystėje labai gerai atsimenu. Ėjau į 1 klasę, 2 mamos kalbėjosi apie vieną mokytoją. Sakė, tokia simpatiška moteris, tokia gera mokytoja. Bet Dieve, kaip gaila, sako, nu jaunai tikrai senmergė. Jai buvo 24 metai. Veiksmas reiškia vyksta 91. Jūs juokėtės, kodėl jūs juokėtės? Nes šiandien tai yra absurdas, ne? Pavadinti 24 metų merginą senmergę. Labai nedaug laiko prabėgo, labai stipriai pasikeitė pasaulėvaizdis. Kaip mes šiandien pasakytume, nuo kelių metų moteris yra senmergė? Aš manau, kad nebėra tokios amžiaus ribos, tiesiog keičiasi sociumo tikėjimai. Tai pasakysiu, kad Žemaitei buvo gerokai virš 40, kai jinai parašė 1 literatūros kūrinį. Tais laikais tai iš viso buvo kosmosas, jau žmogus turėjo turbūt pats eiti užsikasti ir atsisveikinti su visais. Bet jinai tai padarė. Ką jinai išlošė? Ar tikrai vienintelis dalykas, ką jinai išlošė, buvo 1 litas? Jinai atrado visiškai naują aistrą, susipažino su visiškai naujais žmonėmis. Tais laikais jinai nukeliavo į Ameriką, jinai neįtikėtinai išplėtė savo realybę, viso labo įdarbinusi savo talentą ir nepasakiusi, kad man jau per vėlų pradėti kažką naują. Tai yra mūsų atsakomybė rinktis istoriją. Amerikietė tapytoja tapyti pradėjo 78 metų. Ką Lietuvoj 78 metų žmogus veikia? Papasakokit man.
taupo karstui, dėja, bet arba dėjuoja ir skundžiasi. Kaip pasakyti? Negalim sakyti, kad 50 metų vyko jos karjera, nes tiesiog jau jinai visai netrukus išėjo, bet jinai tapė iki 101 metų. 100-ąjį gimtadienį jinai atšventė ant žurnalo Life viršelio. Jos darbai šiandien yra parduodami už milijonus JAV dolerių. Tai yra viena žymiausių ir žinomiausių primityvizmo atstovių. Moteris, kuri teptuką į rankas paėmė 78 metų. Kaip manot, kurią istoriją jinai pasakojo savo? Galbūt, bet tada kažkokiu būdu jai vis tiek pavyko paimti tą teptuką. Dabar pajamos. Per anksti parodžiau, kuo jūs tikite, kai galvojate apie pajamas savo gyvenime? Kokia pirma mintis šauna į galvą? Prašau? Taip. Iš tiesų, prieš jos mirtį, jos darbai būdavo parduodami už 10 000 JAV dolerių. Tai nebuvo milijonai. Bet kai jinai pradėjo 78, jinai pardavinėdavo paveikslus po 1, 2, 3 dolerius. Tai bet kuriuo atveju augimas įvyko ir bet kuriuo atveju jinai gyveno klestinti gyvenimą visokiojopai. Iš tikrųjų, pinigai neturėtų, mano manimu, pinigai neturėtų būti vienintelis mūsų veiklos variklis. Aš netgi sakyčiau, kad jie neturėtų būti mūsų veiklos variklis. Bet tai nereiškia, kad mes turim uždrausti savo, uždirbti iš savo mėgstamos veiklos. Ir tiesą sakant, reiktų jų paklausti, bet mes nebegalim. Žemaitė 30 metų prieš tai ūkininkavo. Nuomodavosi žemę su vyru ir ūkininkavo. Tai vis tiek buvo gana radikalus pokytis ir aš manau, kad verta pasidžiaugti, kad jisai įvyko. Mes turim labai didelį palikimą, nors tiesą sakant, vaikai man sakė mokykloje, kad Žemaitė jau yra išbraukta iš privalomosios programos. Aš labai nustebau. Bet yra kaip yra. Taip, dabar, kai jūs galvojate apie pajamas, pinigus, kurie atplaukia pas jūs, kokia pirma mintis, kuo jūs tikit? Galėtų būti daugiau dar toks labai konstruktyvus tikėjimas, kažkas tiesiog juokias ir nesako garsiai. Įgarsinkit. Per mažai? Čia jau teorijos, kaip mes turėtume mąstyti, bet kuo mes iš tikrųjų tikim dabar, šiandien, čia ir dabar. Pajamos yra ribotos, kas tai pasakė? Ačiū, pajamos yra ribotos. Gerai, jum padeda šitas tikėjimas? Aš manau, kad jisai nėra labai toks jau geras stimulas. Kuo dar tikim? Tikim, kad investavę gausim grąžą. Čia girdžiu labai pozityvų dalyką. Jum tai padeda gyvenime? Ar jūs investuojate? Pradedat. Po šios dienos. Ne, aš juokauju. Tai gerai, gerai. Nes man atrodo, kad jau kai jūs ištarėte tai kaip sakinį, mes visi jaučiam, kad tai yra pozityvus, mus palaikantis dalykas. Vėlgi išrinkau kelis populiariausius, tuos, su kuriais susiduriu dažniausiai savo seminaruose. Aptarsiu vieną, kad daugybė žmonių tiki, jog dėl didesnės algos teks labai daug ką aukoti. Ką pirmiausia mes galvojam, kad teks aukoti? Šeimą, energiją, laiką, sveikatą, dar daugybę dalykų. Kaip yra iš tikrųjų? Taip ir yra. Ar jūsų gyvenime tai išsipildė? Ką jūs paaukojote? Supratau. Ar aš teisingai suprantu, kad jūs tikite tuo, kad daugiau uždirbti mes galime tik daugiau dirbdami?
dar nesugalvot, čia jau yra labai pozityvu. Jūs atvira naujom idėjom, ne naujom veiklos formom. Tai labai gerai. Nes jeigu jūs sakytumėt, kad mano specialybei daugiau ir neįmanoma uždirbti, ką jūs padarytumėt su visom galimybėm? Taip. Tai aš aptarsiu būtent tą, kad dėl didesnės algos teks labai daug aukoti ir aš tą mitą sugriausiu savo pavyzdžių, labai keistu. Kartais iš tiesų mums užtenka atsisakyti kažkokių ydingų ir blogų dalykų savo gyvenime ir mūsų pajamos neišvengiamai auga. Dėl kokių priežasčių? Kai mylim savo veiklą, pinigai pradeda džiuginti. Sutinku. Ko mes blogo galim atsisakyti, kad mūsų pajamos augtų? Narkotikų? Kas pasakė narkotikų? Pakelkit ranką. Jūs pasakėte, ne? Ne jūs. Aš labai sveikinu šitą atsakymą. Taip. Kai mes atsisakom narkotikų, mūsų pajamos turėtų augti, bet tada sutarkim, kad narkotikais mes laikom ne tik kokainą, ne, arba ne tik marihuaną, bet narkotikai yra ir tas pats alkoholis, narkotinė medžiaga, narkotinė, tas pats tabakas, televizorius, labai negatyvi žiniasklaida. Labai negatyvi. Nes aš užduosiu jums klausimą. Žmogus nešiojasi naują verslo idėją. Jisai po truputį savo vidų jau ją gvildena, jau vysto, jau ten kaip idėja, kaip embrionas užsimezgęs ir auga. Ir jisai kiekvieną dieną nuėjęs į populiariausius portalus mato. Bankrutavo, apvogė, sužlugdė, išdūrė, ten tas anas. Kas vyksta su ta idėja? Pradeda abejoti mažiausiai. Labai daugelis žmonių tiesiog natūraliai ima ir atsisako tų minčių. Tai grįžtant prie narkotikų, kas dar yra narkotikas mūsų gyvenime? Be cukrų. Cukrus, sutinku. Meilė. Aš kiek žinau, ligų klasifikacijoj meilė yra klasifikuojama kaip liga. Bijau pameluoti, bet tai yra adaptacijos sutrikimas. Tai jeigu žmogus iš tikrųjų yra taip liguistai įsimylėjęs ir apsėstas meilės, tai taip jam irgi gali trukdyti gyvenime. Aš atsisakiau vieno dalyko ir mano pajamos jau kitą mėnesį paaugo 3 kartus. Spėkit, koks tai buvo dalykas. Jisai suėsdavo be galo daug laiko, energijos, geros nuotaikos. Narkotikų. Aš atsisakiau Facebooko karų. Aš atsisakiau leisti komentuoti, atsisakiau skaityti laiškus, atsisakiau pati veltis į komentarus. Tai tikrai nebuvo lengva, aš prisipažinsiu, kad aš maždaug dar metus kovojau su savimi. Bet labai daugybė autorių sako, mums užtenka priimti labai tvirtą sprendimą savo viduj, realybė labai greit atliepia į tą sprendimą. Tai kitą mėnesį mano pajamos buvo išaugusios 3 kartus. Dėl kokios priežasties? Gal dirbt pradėjau? Aš dirbau jau ir prieš tai iš tikrųjų, bet be galo daug manęs iš tiesų suėsdavo va tie kažkokie svetimi karai, svetimos nuomonės, svetimi dalykai. Tai kartais mums nebūtina aukoti gerų dalykų. Kartais mums užtenka paaukoti kažką blogą. Aš turiu labai nemažai grįžtamojo ryšio iš žmonių, kurie eksperimentuoja ir 9 savaitės gyvena, nesakyčiau, kad visai be žiniasklaidos, bet labai stipriai numažinę žiniasklaidos kiekį savo gyvenime ir labai stipriai numažinę negatyvių kalbų savo gyvenime. Nemaža dalis šitų žmonių pradeda kurti verslus. Dėl ko? Atsiranda tikėjimas viena, nieks nenusodina, nieks nenumuša ir taip atsiranda kūrybiškumas. Žmogus turi laiko ir turi energijos pamastyti apie kažką gražaus. Nieko stebuklingo nevyksta, visa tai gali būti paaiškinama mokslu ir tuo, kas dedasi mūsų smegenyse. Dabar, kai aš pasakau išlaidos, kuo jūs tikite tuomet? Kokia pirma mintis ateina į galvą? Leisti su džiaugsmu. Kaip jūsų gyvenime išsipildo leisti su džiaugsmu? Smagiai. Ar lieka santaupoms, kas bus mūsų dar vėlesnė tema?
Čia sunkiau. Tai vat leisti su džiaugsmu yra pozityvus dalykas, bet jisai gali kartais tapti ydingu. Kas dar? Prašau? Poršas. Kai aš klausiu apie išlaidas, jūs galvojate apie Poršą? Atsisakyt Poršą. Aš sakyčiau, kai klausiu, kuo jūs tikit, tai didžiąją dalim tai turi būti jau išsipildę jūsų gyvenime. Jeigu leisti su džiaugsmu, tai didelė tikimybė, kad santaupom nelabai liks. Kas dar? Mane persekiojo pastovios neplanuotos išlaidos. Čia irgi mano išrinkti populiariausi dalykai. Būtų labai gerai, jeigu jūs savo užsirašytumėt tą, kuo jūs patys tikit ir kad nekopijuotumėt šitų. Išlaidos auga kartu su pajamomis. Čia vienas populiariausių mitų, vienas populiariausių tikėjimų ir iš tikrųjų gyvenimas labai greitai kūnija šitą dalyką, jeigu mes juo nuoširdžiai tikim. Ar yra žmonių, kurių pajamos augo draugė su jų, ne pajamos, o išlaidos augo draugė su... Labai nedaug. Bet jūs buvot mano dirbtuvės. Ar jūs dabartiniam darbe turit užtektinai malonumo? Turit. Ir vis tiek išlaidos vis dar yra didelės. Nes vienu metu, kai aš dirbau reklamos agentūrai, mano pajamos buvo 4000 litų į rankas, aš dar litais kai kurios pavyzdžius sakau, ir aš mėnesio gale nebeturėdavau monetų talonėliui nuvažiuoti iki darbo. Ir eidavau pas savo gyvenimo žmogų ir prašydavau jo monetų. Ir jisai paskui pradėjo sakyti, kad čia yra kažkas ne taip. Ir kai mes pradėjom skaičiuoti mano išlaidas, aš pradėjau rinkti čekiukus ir buvo būstas, transportas, maistas, pramogų gal nebuvo, bet buvo viena tokia bendra skiltis – malonios išlaidos. Malonios smulkmenos, atsiprašau. Kaip jūs manot, kiek malonių smulkmenų grafui buvo? 2000, kas daugiau? 2,5. Aš nežinau, ar mes turim laiko. Buvo labai įdomios situacijos, nes mes, kai pradėjom analizuoti, jisai sako, Ilze, masažai, tu gal sergi kažkuo. Ir aš tada iškart pradėjau, patiriu tiek streso, aš tiek prisikankinu, man būtina atsipalaiduoti. Sako, gerai, maisto papildai, vitaminai, ar tu sergi kažkuo? Ne, aš patiriu streso, mano plaukai nušiurė, man įskilinėja, man reikia būti sveikai, reikia būti gražiai, aš perku tuos vitaminus. Sako, o čia kas? Karoliukai, replytės, dekupažo priemonės? Kas čia? Ir tada aš vėl tą pačią dainelę, kad man reikia atsipalaiduoti, man reikia užsimiršti. Tik paskui, labai daug domėdamasi, ką sako psichologai apie tokius procesus žmogaus gyvenime, aš susidūriau su informacija, kad kuo didesnį nepasitenkinimą mes patiriame dabartinėme darbe, tuo daugiau pinigų mes išleidžiame po darbo, kad gautume malonumą. Žmogui reikia malonumo. Mes taip sutverti, mes norim malonumo. Ir jeigu jo negaunam darbe, mes jo ieškom po darbo. Daugybė malonumų kainuoja, tad yra natūralu, kad mes išleidžiam pinigų. Ką mes galėtume padaryti, kad šitas procesas keistusi? Pakeist darbą. Arba, jeigu įmanoma, didinti malonumo dalį savo dabartinėme darbe. Ir jeigu įmanoma, tarti su darbdaviu, kad nemaloniausių darbų atsisakytume, kad juos deleguotume kitiem. Kai mes prisimam atsakomybę, tikrai nuo mūsų daug daugiau priklauso, negu mes manom iš pradžių. Ir jeigu mes pradėtume tikėti, kad yra labai labai daug nemokamų malonumų mūsų gyvenime, kokie gali būti nemokami malonumai? Pabūt su artimaisiais. Eglutės įžiebimas. Taip. Kas dar? Masažas vienas kitam. Taip. Jeigu jūsų vyras netinginys. Taip. Išeit pasivaikščiot, paskaityti knygą, kurios nebūtina pirkti, mes ją galim pasiskolinti arba nueiti į artimiausią biblioteką. Pamirštas dalykas kaip bibliotekos. Tai vat, kai mes pradedam tikėti, kad yra labai daug nemokamų malonumų, mes juos labiau pastebim ar ne? Labiau. Aš galiu pasakyti, kad pernai metų gale, kai aš turėjau sėsti ir susiskaičiuoti, kiek aš uždirbau per metus, pirma mintis buvo šokas, kur aš išgarinau tiek pinigų, nes aš tapau PVM mokėtoja, pati to nežinodama ir nenutokdama. Bet galiausiai, kai aš atsekiau,
kiek išleidau kelionėm, kiek išleidau mokymuisi, kiek investavau į savo galvą, ne į kažkokias akcijas. Aš atsakiau, kad per mėnesį aš išleisdavau viso labo 2200 litų. Tai yra sąlyginai labai maža suma, tai yra mažiausia suma per mano 8 metų darbo reklamos srityje istoriją. Mažiausi pinigai buvo reikalingi tam malonumui po darbo susikurti. Dėl kokių priežasčių taip nutiko? Dėl streso? Ne, tiesiog mano darbas man pradėjo teikti daug daugiau malonumo. Ir daug žmonių man sako, tu pasilepink, tu ką nors padaryk. Aš sakau, kad aš taip pasilepinau šiandien darbe, kad man iš tikrųjų po darbo labai mažai ko bereikia. Taip, santaupos. Kuo jūs galvojate apie santaupas? Kas pasakė? Jūs nesutaupysim. Kodėl jūs tikite tuo, kad nesutaupysim? Nes išlaidos didelės, taip iš praktikos, ne? Esam įpratę tikėti iš praktikos. Ar Aušra šiandien sakė, jinai Kaune tą tikrai sakė, kad žmogus turėtų pradėti taupyti iki 25 metų? Sakė, ne? Ar yra žmonių, kurie nepradėjo iki 25 metų taupyti? Yra. Tai aš noriu jūs labai labai paguosti. Iki 28 metų aš neturėjau nei 1 euro santaupų. Niekada nebuvau sapnavusi, kaip reikia taupyti, kaip tą daryti, bet tiesiog vieną dieną paėmiau ir pradėjau taupyti. Labai labai gerai atsimenu. Aš supratau, kad reikia pradėti turėti santaupų ir pasidėjau pirmą mažytį kuklų 100 litų indėlį santaupų. Kai mes padarom tą pirmą žingsnį, kuo mums yra lengviau patikėti? Tų dviejų istorijų, palaikančios ir greunančios, kuria mums lengviau patikėti, jeigu mes jau sąmoningai paėmėm ir padarėm pirmą žingsnį. Antra, tai tampa mūsų realybė, mes tuomet savo nebemeluojame. Tai vat, aš siūlau tiem, kurie dar niekada nebandė taupyti, šiandien arba šį mėnesį, mažai šito mėnesio liko, pasidėkit mažiausią kokią tik galit sumą, bet pasidėkit ją, kad tai taptų veiksmu. Kai mes padarome veiksmą, tai daug lengviau įsišaknyja mumise kaip mūsų nauja tiesa, mūsų nauja realybė. Super. Labai bloga nuostata. Labai ačiū už gerą pavyzdį. Blogos nuostatos. Kai mes taupom juodai dienai, atsimenat 2 jausmus – gausa arba stygius. Kai mes taupom juodai dienai ir nuolat karksim dar visiems, kad taupom juodai dienai, kurį jausmą maitinam? Stygiaus, kad bus labai juoda diena, kad mums bus kažkas labai labai bloga. Aš turėjau ne vieną atvejį seminaruose, kai žmonės sakė, nuolat siųsdavo tą programą į eterį, kad juodai dienai, tai buvo labai liūdnų nutikimų. Vienos šeimos tiesiog sudegė namai, juoda diena, tikrai juoda diena. Kita moteris palaidojo sūnų, irgi juoda diena. Su savo žodžiais reikia elgtis labai labai atsargiai. Kam galim taupyti vietoj juodos dienos? Šviesiai ateičiai. Aš manau, kad daug geriau taupyti šviesiai ateičiai, nes kelionė irgi yra labai gerai, bet tai yra labai siaura. Į šviesią ateitį telpa kelionė? Telpa. Į šviesią ateitį telpa labai daug kas. Vaikų mokslai, medicininė priežiūra aukščiausios kokybės, galiausiai laisvė daryti gyvenime tai, ką norim daryti. Klausimas jums. Jūs turite tiek santaupų, kad jums nebereikia apie jas galvoti. Tarkime, jūs galėtumėt savo 20 metų mokėti atlyginimą nieko nedarydami. Ir dabartinėme jūsų darbe staiga prasideda kažkokios nemalonios situacijos, nemalonios istorijos. Jūs esat žeminami, jūs esat kaltinami kažkuo. Jūs leisit vykti šitiem dalykam, jeigu jūs turit 20 metų atlyginimą patys savo? Ne. Kita situacija, jūs esat savarankiškai, laisvai samdomas specialistas, turit 20 metų atlyginimą savo pačiam ir kažkokinis klientas jums per pilnatį pradeda vidury nakties skambinėt, rašinėt, šokdinti jūs. Jūs leisitės šokdinami, turėdami 20 metų finansinį užnugarį. Kažkas sako, greičiausiai ne. Aš manau, kad tikrai ne. Ir santaupos yra tas dalykas, kuris mums suteikia stuburą ir labai labai didelį saugumą. Namų darbas jums.
Užsirašykite 30 dalykų, kaip jau nutikusi faktą. Kas jūsų gyvenime yra kitaip, išjausdami tai, įsivaizduodami tai, kai jūs turite 20 metų atlyginimą savo pačiam. Padarykit namų darbam. Parašykit man laišką, kas paskui atsitiks jums. Taip, ir dar apie dovanojimą mes pasišnekėsim. Kai jūs galvojate apie dovanojimą kaip aktą, kaip procesą, tiek dovanos davimą, tiek jos gavimą. Ir mes kalbam ne tik apie materialius dalykus, kuo jūs tikit. Kokia mintis šauna pirmiausiai galvą? Kas sakė, kad bus atlyginta? Taip, kad bus atlyginta. Ar jūsų gyvenimas parodė, kad tai yra tiesa? O, matot? Haha, ką aš sakiau. Nes jūs neužsidarote, jūs matote, kad gyvenimas iš tikrųjų atlygina. Mano irgi yra toks įspūdis, kad gyvenimas už dovanas labai atlygina, už tai, kuo mes daliname su kitais. Ar yra kažkokia negatyvi nuostata? Nesąmonė. Dovanoti yra nesąmonė. Aš nevertas tos dovanos, jeigu kalbam apie gavimą, ir dovanoti yra nesąmonė, jeigu kalbam apie dovanojimą. Ar teisingai suprantu, kad jūs nedovanojat? Kas pasikeitė, kai jūs pradėjote dovanoti? Prašviesėjo mintis. Aš galiu pasakyti, kad mano manymu dovanojimas yra vienas galingiausių būdų, vienas greičiausių būdų išgyventi kurį jausmą. Atsimenat, gausa arba stygius? Gausos. Be jokios abejonės, kai mes dovanojam, mes išgyvenam gausą. Lygiai taip pat tiem, kas tiki, kad yra neverti dovanų, kai jūs nepriimat, arba kai priimat ir vis tiek pasakot, kad aš esu neverta, kuris čia yra jausmas? Stygiaus. Aš labai prašau, priimkit dovanas. Jeigu jūs gaunat, reiškia taip reikėjo, reiškia jūs esate jų verta. Mano toks yra įspūdis, kad aš nežinau, bijau vertinti, su kuo tai yra susiję, ar su išsilavinimu, ar su tėvais, ar su kažkuo, bet pastebiu, kad vieni žmonės yra labai linkę dalintis ir dovanoti, kiti mažiau. Kai aš pradėjau dirbti iš pradžių su vaikais, paskui ir suaugusiais, kūrybinio rašymo dirbtuvės, kitos dirbtuvės, nuostatų keitimo dirbtuvės, kai kurie kolegos iš mokymų srities ateidavo ir sakydavo, Ilze, tu nepyk, nu aš tavęs durnelę nevadinu ten, bet tu šitiek daug žmonėm atiduodi nemokamai. Tu šitiek daug atiduodi per tekstus, Facebook'e, tiek technikų, tiek idėjų, tiek visko, tiek pratimų, tiek istorijų. Ar tau negaila? Kuris čia jausmas? Stygiaus, ne? Kai gaila, stygiaus. Ir kai mes šykštime, nesvarbu, kas tai yra, daiktas, pinigas, dar kažkas, lygiai taip pat idėja, mintis, žinios. Kai mes šykštime, mes kurį jausmą išgyvename? Stygiaus. Tai mano būtų prašymas toks, tiem, kurie iki šiol labai šykštėjo ir labai bijojo dalintis, padarykite eksperimentą ir savaitę. Kiekvieną dieną raskite, ką padovanoti kitam. Tai tikrai neturi būti būtinai pinigai, tai tikrai neturi būti būtinai kruopų maišelis labdaros organizacijai. Raskit, ką vertingiausio galit padovanoti kitiem ir žiūrėkit, kas vyks. Žiūrėkit, kaip jūs jausitės, žiūrėkit, kaip jausis tie žmonės. Tai aš galiu pasakyti, kad vat, prieš tą nuostatą kolegų, kad dovanai dirba tik kvailiai ir žmonės, kurie dalinasi kažkuo nemokamai, jie niekada nieko iš to neišlošia. Aš pasakysiu, kad mano manymu, žmonės pas mane tik todėl ir ateina, kad aš labai daug ko dalinuosi nemokamai. Jeigu taip atvirai, tai aš reklamai per pastaruosius 3 metus esu išleidusi tik tai 150 eurų ir tik todėl, kad norėjau suprasti, kaip veikia Facebook'o adsai. Tik todėl, kad norėjau išmokti techniškai valdyti šitą sistemą. Pas mane yra atėję į dirbtuves virš 4000 žmonių, be jokios reklamos. Tik todėl, kad aš dalinuosi tuo, ko galiu, tada, kai galiu, ir su tais, kurie iš tikrųjų to nori, kuriem tai yra įdomu. Tai būtų irgi svarbu prisiminti, kad mes neturėtume dalintis ir dovanoti visiems be jokios atrankos, dovanoti verta tiem, kurie gali priimti tą dovaną. Ačiū už skirtą laiką, gal yra klausimų, mes dar turim 7 minutės, gal truputį daugiau. Ačiū labai.
Labai mėgstu gerus klausimus. Kas išdrys? Negi aš tokia baisi. Kas išdrys? Tai iš tiesų aš ne veltui išrinkau tą grikių nuotrauką, ne, ir papasakau apie tą procesą, kai aš kroviausi grikius į savo kuprinę. Aš manau, kad tuo metu mano galvoje ir įvyko lūžis, nes žinių, kaip mūsų mintis keičia mūsų realybę, aš turėjau labai daug, tikrai labai daug. Aš labai noriai skaičiau nuo pat mažų dienų knygas skirtas ne vaikams, apie konstruktyvų mąstymą, apie ten elgesio strategijas, įvairiausias psichologinės knygas. Bet tikrasis lūžis įvyko tą akimirką, kai aš sąmoningai pasirinkau galvoti. Labai daug žmonių pamiršta tokį niuansą, kad mūsų minčių šeimininkai esame mes patys. Ne mintis turi valdyti mus, o mes turėtume valdyti jas. Nuo to prasideda visa kita. Kad mes pradedam valdyti savo elgseną, pradedam valdyti savo ryšius, visus kitus dalykus savo gyvenime. Ačiū už klausimą. Ačiū labai. Rainiero lėktuvas nusileido. Paplojom, ne, jokio. Aš pirmą... Aha. Prašau. Taip. Aš, kadangi labai domiuosi žodžio gale, ne tik minties gale, tai aš labai norėčiau paprašyti tiesiog nesakyti taip, nes tai, ką mes transliuojam, anksčiau ir vėliau mums gyvenimas vienaip ar kitaip išpildo. Ir va čia kokią aš riziką matyčiau, kad žmogus labai praturtės ir tada ateis liga. Nežinau, čia būtų tik mano toks įspūdis. Aš pasidalinsiu, kaip man buvo, aš sakydavau, kad kai mano verslas uždirbs ten tokią ir tokią sumą, verslas labai negražus žodis, bet kai kas sako, kad tai yra verslas, aš sakiau, kad aš tada eisiu teistis. Aš tada eisiu teistis dėl šmeižikiškų komentarų, dėl tą pačią dieną, kai ta suma prikapsėjo, man teko kreiptis į advokatus dėl plagiato. Aš manau, kad jeigu aš nebūčiau prisibūrusi, gal aš būčiau nesužinojus apie plagiatą, gal kažkaip kitaip, bet va tiesiog lygiai tai buvo ta pati suma eurų, kurią aš buvau savo užprogramavus. Aš gyvenu su tokiu žmogumi. Taip. Labai toks jautrus ir opus klausimas, bet aš išmokau į tai žiūrėti ir vat aš vienam iš tų seminarų sakau, kai mes sakom, kad gyvenu problematiškoje erdvėje, koks čia jausmas kyla? Irzlumas kažkoks, stygius, ane? O kai aš sakau, kad mano erdvė yra gera kūrybai ir augimui, truputį... Ne, šalia esantis žmogus neturi tobulėti. Jeigu jam gerai kaip yra, tai tegul jisai būna toks, aš galiu tobulėti ir aš galiu su kiekvienu mėnesiu būti vis atsparesnė kito žmogaus nuomonė, kito žmogaus naujų idėjų gesinimui ir gniuždymui. Aš žinau, kad tai yra sunku, bet tai yra įmanoma, patikėkit. Aš augau gana taip stipriai neigiančioje aplinkoje ir dabar tokioje gyvenu, bet žiūrėkit, visai kažkaip gyvenu, ne? Tai va, tai yra mūsų atsakomybė. Kitas žmogus čia nieko dėtas. Mes mokomės tam tikras pamokas. Žiūrėkim, kaip į treniruotę. Kasdien. Labai verta. Tik aš labai siūlyčiau perklauskit, jeigu jūs kalbate apie kažkokius kursus, apie kažkokius mokymus. Aš pasakysiu taip, kad vat buvo skolų duobė, ne, tai buvo 2012 metai. 13 metais aš uždirbau jau arti 100 000 litų per metus, būdama poete ir tekstų kūrėja, ir tai buvo pajamos tik tai iš kūrybos, bet aš tais metais labai daug investavau būtent į savo galvą, kaip aš sakau. Aš galėjau gal kaip nors kitaip pasitobulinti, bet aš tobulinau galvą. Ne visi suprato pokštą. Ir aš tais metais apie 18 000 litų investavau į žinias, kitais metais grąža buvo 10-eriopa iš tikrųjų. Tai mano būtų toks įspūdis, kad dabar mano galva
vienas iš nedaugelio dalykų, kuriuos verta pirkti, yra žinios, bet tai turėtų būti kokybiškos žinios. Tai turėtų būti žinios, kurios duoda grąžą. Aš esu sutikusi vienam savo seminare moterį, kuris sakė, aš konkretaus vieno lektoriaus seminarams išleidau 5000 litų. Sakau, jums grįžo nors 1 litas iš to, jinai sakė, ne. Tai vat labai atsargiai, klauskite ir aukitės draugų, kitų buvusių, ar vertėjo, ar pasiteisino. Be jokios abejonės reikės daryti veiksmus. Aš nemanau, kad šiandien suaugusių žmonių tarpe dar yra tikinčių, kad ateis Kašpirovskis, jums kažką ten sakys, aš jums ką tik atvėriau čakras ir jūs išeisit klestintis visas. Ne? Reikės daryti veiksmus. Jeigu kažkas žada rezultatus be veiksmų, tai yra šarlatanas tiesiog. Kadangi aš labiau dirbu su moterimis, tai aš neseniai įvedžiau tokią naują taisyklę, kad anksčiau labai daug žmonės vietų dirbtuvėse dovanodavo. Draugam, mamom, ten vyram, vyrus per prievartą atvesdinėdavo. Tai kai įvedžiau taisyklę, kad tik pats žmogus gali užsiregistruoti, jokia žmona per prievartą negali, tai atėjo 2 vyrai iš 50 gal ar 60 žmonių. Tai vat aš daugiau dirbu su moterim ir aš rekomenduočiau. Man paauglystė begalinį įspūdį paliko Louisa Hay, bet aš iškart įspėjau, kad tai yra gan tokia saldi autorė. Jis yra amerikietė. Liz Bourbeau dar būtų labai tokia stipri ir patyrus kanadietė. Jinai visiškai nesaldžiai rašo, jinai labai rimtai argumentuotai dėlioja įvairiausias sistemas, bet jinai daugiau dirba su fizinė žmogaus savijauta, su tuo, kaip žmogus jaučiasi savo kūne ir savo realybėje apskritai. Aš su rusų autoriais esu labai atsargi, tiesą sakant. Tai vat nesu skaičius Tony Robbins. Taip. Žiūrėkit, čia irgi ne dauguma vyrų. Čia irgi nedauguma vyrų. Aš tiesiog esu girdėjus iš kitų žmonių, kurie veda mokymus, kad praktiškai į visus seminarus ateina moterų. Dauguma, kiek žinau, moteris yra tiesiog labiau linkusios domėtis, kaupti informaciją, rinkti ją. Tiesiog. Na ir paskutinį klausimą. Aha. Vat labai įdomu, aš visai neseniai buvau paskaitoję apie behaviorizmą, ne, ir kaip būtent keisti elgseną, kad jinai būtų mums naudinga. Tai aš manau, kad aš dariau gana gerus žingsnius, visiškai intuityviai, visiškai nežinodama, kad taip reikia, sąmoningai eiti ir susidurti su savo baime tokia, kokia tą dieną gali. Bet tai daryti, nes apie baimės būtų labai svarbu suvokti vieną dalyką. Kai mes jas kišam į sklepuką ir sakom rytoj, poryt, jos ten dauginasi. Kai mes nematom, jos ten dauginasi, būtent tą sako psichologai. Ir jeigu mes leidžiam, jos gali vieną dieną išvešėti tiek, kad visiškai mus valdys. Tai vat natūralu yra turėti baimių, bet mes turėtume eiti su jomis ir kiekvieną dieną stengtis, pasižiūrėti savo baimę į akis. Labai daugeliu atveju pasirodys, kad nebuvo ko bijoti. Prieš 10 metų, kai aš pirmą kartą viešai skaičiau poeziją Rašytojų sąjungoje, jaunųjų skaitymuose, toks konkursas jauniems žmonėm, aš kaip sakau, draugai mane išsitraukė iš interneto, nes iki to laiko aš rašiau tik anonimiškai eilėraščius, tik virtualiai kažkur. Tai aš tikrai nuoširdžiai maniau, kad mirsiu. Ir aš labai gerai atsimenu, kaip lapas va tai va drebėjo ir kaip mano keliai atrodė ištirpsiu, visa išmušta plėmais. Aš dabar irgi esu gerai užsitinkavus. Tai jeigu aš neraudona, tai yra tik todėl, kad man profesionali visažistė padarė make-upą, bet aš esu žmogus, kuris labai lengvai pasiduoda stresui ir tokių yra daug, bet tai neturi būti mūsų stabdis. Tai vat labai gerai atsimenu, kas vyko prieš 10 metų, bet šį pavasarį aš skaičiau savo poeziją Amerikoje, ne vienam renginy, angliškai ir nenumeriau. Kiekvieną dieną padaryti kažką, kad susidurtume su savo baime, kad jinai neaugtų. Labai labai norėčiau palinkėti visiems to. Ačiū labai. Ačiū labai. Ačiū.